turim dar vieną įrenginį, karšto oro gruzdintuvę. Tai yra mūsų džiaugsmas, pasididžiavimas. Dabar yra su 2 stalčiais. Mes galim gaminti daugiau. Va, ant stalo turim bulvyčių, turim mėsytės pasiruošę. Čia tu nemėgsti valgyti gaminti? Aš neturiu tam daug laiko. Nieko. Mielai tau šiandien padėsiu. Tai malonu. Mes išmokysim tave ir valgyti daryti, ir pamėgti. Darom. Gerai. Yra stalčiai, į kuriuos galim dėti produktus va. Ir tiesiai, nes jie dedasi į indaplovę. Bet mes padarysim kitaip. Turim labai fainas silikoninės formeles, tai nereiktų mums čia daug dirbti. Yes. Va, dedam. Ką darom? Čia turim šašlyko tokio vištienos, dėlioju į vieną. Dedam čia? Matai, aš pagal grilių vertinu, norisi išskleisti viską, kad atrodo, žinai, Galėsim nebūtų. apversti. Okei. Nieko čia Gerai, baisu. ką toliau darom? Traukiam stalčių, dedam bulvytės, sunam, dabar Šitą tu į dabar. kitą. Gerai. Va. Taip dėdu, ne? Jo. Super. O paskui šitos į indaplovę sudėsim padėkliukus, šitos vėliau iškepsim. Ir kas seka toliau? Jungiam ir pasirenkam kažkokią tai programą. Mes pasirenkam mėsytę ir 25 minutės ir jungiam. Viskas, pasirinkau programėlę, man nereikia galvoti, kiek čia to laiko, kiek temperatūros, viskas vyksta. Jurai, o žinai, kuo dar gerai zylė karšto oro gruzdintuvė? Jinai gamina maistą sveikai. Juk anksčiau bulvytės gruzdindavo aliejuje, dabar jo nereikia. Dabar sudėjom bulvytės, matėt kaip, ir jos gruzdinasi. Jeigu šiek tiek norisi aliejus, mes galim užpurkšti. Tai tik tiek sveiko savo kanapių. Ar kažkokio tai makadamijos, ar dar kažkokio. O mėsytė irgi kepas tik tai savo riebaluose. Edita, ačiū, kad skiriai laiko. Užsinorėjom labai ir skaniai pradėti gaminti ir valgyti, tai nekantravom su tavim vėl pasimatyti ateityje ir galbūt parodysit vėl kažkokius naujus jūsų įrenginius. Ačiū, kad atvykot. Malonu buvo. Iki. Iki.